Sveiki, čia Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis, kaip visada, jau Jėzus Marija, 5 metai, kai kalbam visą laiką apie tai, kas yra svarbu vadovams, tam, kad jie būtų maksimaliai efektyvūs ir panašiai. Aš vis kiekvieną kartą darydamas šitas laidas ir dabar yra svarbu, kad nors iš namų, bet kiekvieną kartą prieš įjungdamas kamerą, man tokia mintis laiką prabėga prausis, nuoširdžiai sakau, prabėga tarp ausų, reiškia, kodėl aš apskritai tai darau. Man turbūt padeda kažką tai daryti, savo kiekvieną kartą atsakymas į klausimą, kodėl aš darau dalykus, kaip ir turbūt daugelis žmonių. Ir tie dalykai, aš vis galvojau, kad aš tai darau, nes tikiu, kad norint padidinti darbuotojų efektyvumą, reikia didinti vadovų efektyvumą. Ir vadovų kaip vadovų, tai yra vadovų kaip profesijos efektyvumą. Ir matyt, leidžiu savo įsivaizduoti, kad tai, ką darau aš ir ką daro mano pašnekovai ir ką daro mano partneriai, kolegos, yra orientuota visų pirma į tai, kad mes visi su jumis, dirbdami, būdami vadovais, turėdami tas atsakomybės už save ir už kitus, ir už organizacijas, ir už klientus, tam tikrą prasme, būtume maksimaliai efektyvūs tame, ką darom. Tai tokia tas misijykė man galvoje visą laiką sukasi ir aš kiekvieną kartą įsijungiu ir turiu. O šiandien aš turiu svečią, kur kažkaip man taip atrodo, kad mano pašnekovė bus į temą prie efektyvumo, nors labiausiai kampas, kurį aš norėjau ją kalbinti, tai išlys paskui truputėlį, po to, kai jinai prisistatys, bet aš nežinau, ar teisingai skirčiuosiu viską, bet jeigu ką, Laura, tu mane pataisysi gerai. Aš turiu svečiuose Laura Gedvilė. Teisingai skirčiavau? Taip, puikiai. Tai gerai, ačiū Dievui. Laura, kas tu tokia, ką? Pasakyk, prašau. Baisus man tas klausimas, nes iki galo nežinau, čia kai vakar parašai, ką titruose rašy, taip ant bajerio ir parašiau rašyk. Pasakyk, ką parašai. Disciplinos būda, verslo disciplinos būda ir labai kažkaip nefaina, žinai, tą konsultantą dėtis ar trenerį, ar tą coacherį, bet iš principo esu žmogus, moteris, žinai, žmona, mama ir, darau tai, ką mėgstu, buvusi vadovė, savo įmonę turėjus, dabar turinti, buvusi samdoma vadovė, ir turbūt labiausiai atspindi tai, ką sakei, kad stengiuosi įsilieti ir būti su jumis, turiu menį mūsų klausytojais, vadovais, jų komandomis, tai aš esu. Okay. Beje, žmonės gerai, kada pamatysit, reiškia, bus titruose, pasiekite šitą vardą pavardę, Laura turi puikų podcastą. Tai yra daro puikų podcastą, pasižiūrėkite tikrai kompetencinė prasme, vadovams labai, mano supratimu, vertinga medžiaga. Tai aš taip sakau, iš savo pusės labai linkiu šitą vietą. Klausyk, Laura, aš tai pasikviečiu dėl to, kad mane užkabino toksai labai kažkaip tinkamai pozicionavai savo LinkedIn profilyje tokį labai gerą kampą, to viso, žinai, mes čia šnekam, kol kas dar žmonės šneka, žinai, kad toj baigsis karantinas, ir tada kažkaip ten, verslai kažkaip ten staiga bach ir viskas nuo pirmos dienos vėl pradės, reiškia, žydėti ir augti taip, kaip buvo prieš pusę metų. Kai kurie iš mūsų galvojam, kad ne visai taip bus, turbūt labai jau taip, reiškia, bet tavo tasai labai patiko, reiškia, from COVID to COVID. Ir aš šiuo atveju, mano tikslas nėra reklamuoti tavo šito dalyko, kiek man suprantu, kad tai yra filosofija, tai yra tam tikras požiūris, kurį man labai norisi jį ir kelti ir kalbėti apie tą požiūrį su žmonėmis, būtent from COVID to COVID. Taip. Bet ką tu turi galvoje visą šitą savo idėją? Tai ta idėja pas mus startavo kovo pradžioje, tik jinai turėjo visiškai kitą pavadinimą. Ir turbūt tuo metu, kai ją reikėjo launchinti, įvyko tai, kas įvyko ir mes irgi sėdėjom su komanda, tokiam nežinioje, ir dabar irgi joje esam, bet iš principo labai aiškiai supratom, kad to, ko reikia mūsų būsenai, tokios vilties, kad užkabinto iš ateities ir kad duotų tos energijos ir mes ieškojom, kaip kitaip pavadinti savo produktą naują, ar paslaugą ir sakom, bet žiūrėk, jeigu mes dabar čia esam, COVID, ir vieni ar vienos su savo komanda, bet gal kartu su partneriais, nežinau, su klientais, ar aplamai dar kitom išraiškom mes galim laimėti kartu. Ir tas laimėjimas vėl nebūtinai jisai gali būti visada pelnu, pasiekti, jau pelnas kaip išraiška to laimėjimo, tas laimėjimas galbūt tai gali būti naujos paslaugos atradimu, persiorientavimu ten, nežinau, kaip sakau, iš B2B susileimas BB to B, žinai, su kitu B2B, kad gautus B2C, arba ten pereiti iš B2B į B2C, įvairios tos dimensijos ir tas COVID vėl galbūt nauji įgūdžiai, naujos kompetencijos, vėl naujas
kanalas pardavimo, įvairūs dalykai ir aišku, svarbiausia Cowen aspektas yra bendrystė, ta prasmė, kad mes sėdim kartu ir gražinam savo verslą, ne iš bet kokio dydžio, koks jisai buvo, į savo esybę, kaip kažkada mes startavom, nes labai dažnai, kai verslai, auga, patys tą suprantam, apsistatom organizaciniam struktūrom, funkcijom, visokiais narveliais, rodikliais, bet kažkada mes buvom maži ir neturėjom, nei tų narvelio, ir buvom susikabinę rankom ar prie vieno stalo. Tai va, tas Cowen mums ir gimė iš to, kad, norim jausti bendrystės tą prasme, gauti energiją, ieškant naujų galimybių rinkoje, nes jos keičiasi, Vat, įpročiai kažkokie liks, kažkokie daliniai pasikeis, galbūt pilnai pasikeis, priklausomai nuo industrijos. Tai va dėl to tas pavadinimas toks ir išėjo. Ir aišku, dar vienas labai geras mano klientas patarė, sako, tu turi uždėti tokį pavadinimą, kad aš paskaitęs kaip valdybos pirmininkas, aiškiai žinočiau, kad žinai, mane kabina, aš noriu eiti ten, nes aš noriu išeiti lyderiu iš šitos situacijos. Tai va, jam. Ok, ačiū jam ir ačiū visiems kitiems. Aš galvoju, kad vis dėlto tie mūsų pašnekesiai, kuriuos mes čia turime, jie labiausiai orientuoti į tą smulkų vidutinį verslą Lietuvoje, kuris turbūt labiausiai nukenčia nuo esamos situacijos. Ir pabandykim atsisėsti jų kailį ir va, turim tą situaciją, kada jie dabar yra COVID-e. Ir kai tu sakai, einam į tą Coweną, ką ta bendrystė reiškia? Nes jeigu aš teisingai supratau, kai aš sakau tave kažkiek, tai reiškia, tai mes kalbam ne tik apie tai, kad mes imam vėl komandą, kai verslo pradžioje susėdame, reiškia, draugė nusprendžiame, ką daryti. Tai patarė visi, kas netingi, tame tarpe ir aš. Jo, bet tu kalbi truputėlį plačiau. Kas yra tas, su kuo mums reikia susėsti, ką mums reikia daryti? Taip, supratau. Pabandysiu aš pakristalizuoti, kiek įmanoma be vizualo, žodžiais. Tai pirmas dalykas, tai iš esmės reikia susidėti discipliną, sutarti, kad ta disciplina, kurią mes norim turėti, kad mes nebenorim jos daryti, atskirose funkcijose, ar mažas, ar ten vidutinis verslas vis tiek yra pardavimai, marketingas, gamyba, planavimas ir taip toliau, bet kad mes ją norime turėti kartu, kelis kartus per dieną. Ir iš tikrųjų netgi turiu pavyzdžių, kai 2 kart per dieną būdavo per mažai. Tai pradėti nuo to susitarimo, nors dar ir tikrai kirba klausimas, o ką mes veiksim tos disciplinos metu, Stop, disciplina, tu turi galvoje susitikimas. Mes susitinkam, arba online, arba gyvai, arba ten dalinai, bet tai yra susitikimas, kur mes visi kaip vadovų komanda, mes esame kartu. Okay. Ir tada tuose susitikimuose, ką reiktų žiūrėti, aišku, kiekvienoje industrijoje skirtingai, bet iš principo, kad išeiti į Cowen, mums reikia rasti būdą visiems pasiekti klientą. Esamą, naują, iš esamos industrijos ir pasidaryti sąrašą galimai naujų klientų iš kitų industrijų. Čia yra dažnai ta bėda, kad mes paimam esamus klientus, o nedarom kaip darom, perskambinam ten, 3000 esamų klientų, susižiūrim, ar jiems dar reikia tų prognozuojamų užsakymų, ar juos dėti į gamybą ar nedėti, kad po to, pinigai, pareitų, jos sandėlis neapsikrautų. Bet ko mes nedarom, dažniausiai mes nepasižiūrim į kitas industrijas, ir nepagalvom, o koks pas juos poreikis yra. Ir aš gal duosiu pavyzdį čia, Sauliau, galbūt pavyzdžiui, yra kietų baldų gamintojas, kurio visi esami klientai buvo retailas Skandinavijoje. Tai faktas, per lockdowną visos parduotuvės užsidarė ir jie viskas, 80% kritę pardavimai, tik tai kas į sandėlį dar prašė, ėjo. Bet tada, ką pasakė irgi headquarteris, sako, sėdam visi kartu per tos susitikimus ir mastom per kitas industrijas. Ir ten buvo irgi viena mergina, sako, bet palauk, bet mano dabar sūnus namuose ir dukra, jie mokosi iš namų. Stalo, kur gali, atsistot, pakelt, nusileisti, jo nėra. Kiti irgi pradėjo kalbėti, velnės, mes irgi taip pat dirbam iš namų, ten dar kažkie vadovai ten single loftuose iš vis gyvena, ten tą kompą ant kelienų turi. Tai ką jie apčiopė labai greitai, kad tai gali būti naujas produktas, aišku, greito sprendimo nepadarė, nepatikrinę jo, pradėjo kalbėti su įvairiom įmonėm Lietuvoje ir užsienyje, kurios nuomojasi stambius, ofisus, daug kvadratūros ofisus, kaip jie mato ateitį, ar jie vis pasilik, tos kvadratus ar ne. Ir ką išsiaiškino, kad dauguma atsistakinėja nuomos, dauguma lieka pamatę, kad žmonės gali dirbti iš namų.
Ir faktas, ne, jau mes irgi matėm praeitą savaitę, kad Google patvirtino iš tikrųjų $1,000, man atrodo, berods kiekvienam savo darbuotojui suteiks tą $1,000, kad jis galėtų įsirengti, baldus nusipirkti tam ofisui. Tai vėl, va čia ir yra tas Cowen, kad tu gali kartu skambinti, ieškoti tų kitų industrijų, suprasti, kur jos eina, kaip jos persiorientuoja ir dar joms nežinant, dar joms nesuvokiant, kad tai bus poreikis, tu jau turi gatavą, sakau, ten ar landing page su to produktu, ten išgrynintą procesą. Aišku, tai tikrai net pirks pradžioje, žinai, va, tų 80% prarastų pajamų. Ir dažnai tai būna ta tokia kliūtis, ne, galvose mūsų ir pas mane tas pats, kad, velnia, žinai, mes čia tiek sportuosim, bet ar čia yra tai? Ar čia yra tikrai tai, o gal kažkur kitur, gal dar savaitę praskambinėte, ir prameditavę, rasim dar kitą variantą. Tai čia tavo... Kaip žinot, ar čia tur? Kaip žinot, kad čia ten? Kad čia ten, jo. Tai, žinok, atvirai kalbant, aš manau, kad nežinosi, kol nesuprasi, kad yra kitas variantas. Nes, vėl, tu gali likti prie tos suskilusios geldos, nes tikrai, kol Google, pavyzdžiui, praeitą savaitę neišleido tos žinutės, tol tikrai dauguma žmonių to įmonėj vis tiek turėjo tą didelę abejonę, 50-50, ar čia pais mums ar nepais. Bet, ką aš sakiau, žiūrėkit, ta prasme, tai, kad mes gebam žiauriai greitai identifikuoti naują poreikį rinkoje, gebam vizualiai sukurti, marketingo pagalbą, produktą, ten landing page, suprasti, iš ko mes darysim, tai iš principo standartas tas produktas, ten keiti kažkokias spalvas, čia jau neinant į detalės, tai jau yra Cowen mums, nes mes įgyjam įgūdžius, eksperimentuoti disciplinos būdu, nes dažnai mes bijom tų eksperimentų, nes čia kūrybą mes paleisim, bet gaunas mes sukuriam tą, kaip ir tu, man atrodo, vadini infrastruktūrą disciplinoje, kad mes sukontroliuojam. Ir aišku, galima nusistatyti, žinai, kiek mes eksperimentuosim su to produktu. Nes gal svarbu nustatyti tam tikrą terminą, periodą, kad neužsižaisti. Taip. Tai jeigu čia grįžtant prie to, ką pirmiausia daryti, tai susitarti, kiek mes turim susirinkimus komandoje, vadovų discipliną, bet tarp tų susirinkimų mes turim pasidaryti sąrašą klientų, faktas, esami, galimai nauji, bet kas dar yra svarbiau, kitos industrijos ir juos čekinti. Ir tikrai, kai ten susirenka 10 vadovų, tai tiek ten pas mane netvarkas didelis, pas kitą, tu gali keisti, žinai, tais kontaktais. Ir plus, kas dar, aš visada irgi paminiu, kad, žiūrėkit, tai nėra tik pardavimų komanda, kuri gali pakelti ragelį ir skambinti. Gali tą daryti ir buhalteris, gali ir daryti IT žmogus, jis tikrai gali. Ir, ir viskas saugiai su to, bet kai visi pradeda tą daryti ir nusistato dar klausimus, ką klausiam, kaip parnešam tą informaciją, nes jis staiga gaunasi ir kaip kiekybinis rodiklis, ne kam, kiek paskambinai ten ir taip toliau, bet to pačiu mums svarbus tą kokybinį rodiklį įsidėti, o ką pasakė klientas. Kokius signalus jisai davė, žinai, tai ir tada iš to tu gali matyti tą tendenciją ir dar vėl susirinkimo metu pasižiūrėti tą tendenciją ir užduoti savo klausimus, gerai, komanda, tai kokius klausimus rytoj ir kam norim užduoti. Ir tada ieškoti tų kontaktų, tai čia ir networkingas pasijungia. Iš tikrųjų, tai yra paprasti dalykai, žiauriai paprasti. Jo, bet tai apie ką tu kalbi, tai yra tai, kad turbūt mes visi konsultantai jau daug metų, 10 metų turbūt kalbam visiems, pavyzdžiui, kad organizacijose visi parduoda. Tada sėdi reiškia gamyba arba buhalterija sako, mes neparduodam. O dabar panašu, tai yra vienas iš tų daugybės dalykų, kurios išsineš žmonės iš šitos krizės, būtent tai, kad visi parduoda. Mes visi turim dirbti verslui, ne versle, bet verslui, kaip sakau, mes visi vadovai, mes turim įgyti įgūdį, turėti įgūdį, matyti verslą kaip visumą, būti versliški, aišku, lengva pasakyti, kas turi tą verslo gyslelę, tikrai, žinai, yra žmonių, kur neturi, bet irgi tą reikia priimti ir, kaip čia, neprevartauti tų žmonių, kad kažkas intravertas, ir tikrai žmogus jaučiasi, žinai, blogai, nežinau, skambindamas, bet gal jis networką turi. Kalbėkimės, tada dalinkimės, tai nėra balta, juoda, turiu omeny.
Žiūrėk, tu pasakai vieną dalyką, tai yra, reiškia, kada mes turime reguliarius susitikimus visi kartu, kada iš principo tarsi kažkuriam laikui aniviliuojasi tos ribos, kad tai yra skirtingi departamentai arba skirtingi padaliniai, o mes visi kartu. Okay, fainai, tada mes, reiškia, ieškome klientų ne tik tai savo segmente, bet ir įprastam segmente, bet ir kitose segmentuose dairome. Ok, kas dar toliau? Toliau kitas dalykas, nes pirma dimensija yra, kad aš išlipu iš savo funkcijos ribų, kaip pardavėja marketingistė ir prasiminkau su ta savo komanda, žinai, ten 2 savaitės pamatau, kad mes galim, valio, ten randam kryptį. Sekanti dimensija yra sumodeliuoti labai greitai, tai aišku, ten 5 dienos, maks 15 dienų kartu su tais klientais, kur mes apskambinom iš tų industrijų, ar tais galimais partneriais, pajungti juos į sumodeliavimą, ar tai tos naujos paslaugos, ar produkto ir paslaugos, čia priklausys nuo industrijos, kad jie nuo pat pradžių tame dalyvautų. Ir čia jau mes savo tą discipliną, mes ją išnešam iš UABO ribų. Taip mes visada nebuvom, tik UABas, neprasme jo, bet ribų taigi niekada nebuvo. Tik tai, kad mes, tampam atviresni, per tą pirmą pratimą tampam atviresni, kasdien įtraukti tos galimus partnerius, irgi tą patį dialogą. Čia yra žiauriai svarbu ir tada atsisijoja irgi daug tų partnerių, vėl tu grįžti prie tų minčių, gerai, tai ar pasiteisins ta idėja, ar nepasiteisins, nes partneriai, jeigu ten kažkokia tiekėjas yra, kur, nežinau, kažkokia plokštė tiekia, medžio ar dar kažką, gal jisai sakys, pas mane tik tokie kiekiai negalimi, bet tada supranti, kad kito reikia ieškoti, bet tu tuo pačiu ir tikrinėsi toliau tą idėją. Bet labai svarbu jau su tais, kurie sakys, darom, matom skeilinimo galimybės, juos įtraukti ir tada, ir juos gaunasi, mes mokinam, ta prasme, kaip vadovų komanda, mes juos mokinam dirbti su tais, su tais galimais partneriais. Tai tas yra svarbu ir sumodeliuoti procesą. Aš įsitėsiu vėl iš to vietai, tokia labai svarbus momentas, man atrodo, yra svarbus. Daugelis žmonių, kurie galbūt dabar žiūri arba klauso, tai ką mes šnekam, tai ką tu pasakoji, jie galvoja, žinai, kaip aš dabar skambinsiu tam tiekėjui, kaip aš dabar, reiškia, skambinsiu tam klientui, žinai, kaip aš dabar įprasiu partneriui. Ir man atrodo, čia mes praleidžiam vieną labai paprastą, absoliučiai mažytę tokią visai tiny stuff, tai yra psichologinį momentą. Jiem visiems reikia, kad jiem paskambintų. Taip. Būtent, kada yra sunkmetis, visiems reikia to kontakto. Ir kai tu skambinsi, kontaktą tu jam duosi dovaną. Ir va čia yra galimybė įtraukti tą į partnerystę. Tiesiog aš noriu, kad barjerą tą perlipti, žinai, vidinį, paimti, čia paskambinti dabar, siūlyti kažką, klausti, kažką panašiai. Jiems reikia to. Tikrai pritariu, reikia ir ypatingai šiuo metu ir daug visi esame, puikiai, Sauliau. Geras momentas. Okay. Ir tada, reiškia, mes įtraukiame, tai reiškia, mūsų tasai, ko tampa nebe vien tik mūsų organizacija, o tampa ir mūsų potencialūs partneriai. Iš principo praplečiam savo komandą su būsimais klientais ir tiekėjais partneriai, žinai, freelanceriai, ten įvairiai gali būti, kurie tampa, šito, nežinau, hubo, networkingo, to nimble, organizacijos, dalimi, ar to vertės kūrimo, žinai, dalimi. Juos reikia įtraukti nuo pat pradžių ir nebijoti, kur dar būna toks psichologinis barjeras, o vėl nesupražinai, kokia pas mus ta virtuvė. Ten viską diegiam lyną toką, bet vis tiek ten, turim broko, žinai. Tai sakom, palauk, bet mes turim parodyti, kokie mes esam, nes ir mes tai pamatysim, kokie jie yra, žinai, vienoje valtyje esam. Tai tas kaip vis tiek prasiminkai, bet ta pirminė būna tokia, kad oi, blemba čia, žinai, pamatyčia, kad mes čia netokie faini, kaip, tai va, ta tokia, kad viskas ok, aišku, ir neįtrauksi ten jau iš karto 20, galbūt ten 5 žmonės, 10 žmonių, maks, kad nedaryti chaoso. Ir kartu tą procesą paslaugos sumodeliuoti nuo pirmo kliento triggerio jau iki to, žinai, pristatymo, tas end-to-end, kad matytų, kur būtent yra sąsajos tarp šitų sistemos dalių mūsų UABO ir partnerių, klientų, tiekėjų ir kur kieno rolės bus. Nes tada irgi gryninasi ta visa paslauga. Ir dar čia kitas niuansas yra. Ten gali, žinai, kaip čia įeiti tą perfekcionizmą, kur tu niekad neišdrilinsi iki detalių. Čia jau yra labai labai svarbu pasidaryti, maksimaliai gerai iš to suvokimo, kurį turi ir tada, kaip sakau, gazas dugnas ten 3 dienom, susitaikyti, kad, pridarysim tikrai klaidų, bet iš kitos pusės, o kaip kitaip mes pratestuosim, nes mes nežinom, ko nežinom ir jeigu nepradėsim bandyti, negalėsim žinoti.
Tai tada, kai išstumėm, jau trečias gaunasi tas etapas ar žingsnis, kai jau išstumėm mes šitą paslaugą, netobulą į rinką, tada vėl disciplina, tą discipliną mes išlaikom, ją išlaikom kasdien už UABO ribų ir mes, kadangi jau esam vizualizavę tą visą end-to-end, mums labai paprasta susidėti turinį susirinkimo į visus šitos etapus. Tai kas čia buvo, ar ten rodikliais, ar informacija, jau ten visi visko persimokę esam. Tai, ir tada tu tobulini tą paslaugą ir aišku, galbūt tikrai gali būti, kad pamatysi, kad nepavyko. Taip irgi gali būti. Man nebuvo prieš 100 organizacijų šituo metu, kad pasakyt, kam nepavyko, bet prie tų, kur buvau kelių ir mūsų pačių, tai matau, kad vis tiek gaunasi tas judėjimas prieki. Čia kažkuria prasme vis tiek yra tas momentas, kad čia, didysis klausimas, arba tu, kažkas gerai pasakė, jeigu vadovas bijo, baimė yra, baimė visą laiką gimdo pavojus. Tu visur pradedi matyti pavojus, negalimybės su pavojus. Jeigu tu bijai, tu pradedi matyti pavojus. Jeigu tu pradedi matyti pavojus, tu sieki išlaikyti tai, ką turi. Labai. Ir tada, reiškia, visas tavo fokusas įeina į tai išlaikyti, ką turi. Tai yra cut, cut, reiškia, bet išlaikyti tai, ką turi. Tos klientus, tos, reiškia, core darbuotojus mažiai. Bet būtent šitoje vietoje, kada tu pradedi galvoti apie galimybės, kada galvoji, truputėlį ištrauki save iš tos terpės, pradedi kalbėtis tavo disciplinoje, reiškia, su žmonėmis, tu save ištrauki iš tos baimės ir pradedi matyti galimybės. Ir tada klausimas tiesiog ant svarstyklių. Kas brangiau kainuoja? Ar siekti išlaikyti tai, ką turi? Taip. Ar net galgi pralošti einant kažkur tai kitur? Kas brangiau kainuoja? Tas yra tikrai labai sudėtingas klausimas. Ir dabar, kur 2 klientus turim, aš pati, nei jie, nei aš dar neturiu galutinio atsakymą, nes tai nėra, net ne apie milijonus kalba, net ne apie pinigus kalba eina, bet ten yra vis tiek prisirišimas tam tikras įdirbis rinkoje ir taip, bambagyslę nukirpt, tai yra jo, ten patogėdėjimo irgi etapai visokie, tai tas yra toks jo sudėtingas dalykas ir, manau, kiekvienu atveju reikia vis tiek sverti tiek faktais, tiek iš to matymo į priekį, kur eini, ką kalba rinka ir kur bus ateitis, nes kartais yra tokių situacijų, kad ta pati įmonė nebūna tiek išsikerojus, kaip ten koks holdingas, neturi, 5 UABus, 5 verslo linijos ir šiuo metu tik tai viena generuoja pajamas. Ir bet tuo pačiu yra daug žmonių iš kitų verslo linijų ar įrengimų, kurie gali, ir yra tas, kaip čia shared resursas, kuriuo mes dalinamės, jie gali būti prie šitos esamos verslo linijos, bet galbūt mes su jie galim skeilinti ir tik tai susitelkti kažką vieną. Aišku, žiauriai lengva pasakyti ir man pačiai nepatinka, kai taip, sako man tai. Jo, čia paprasta. Bet šito vietoje vis tiek yra tas, mes turbūt kalbame ir tam, kad pabandytumėm rasti, tarsi patrigeriuoti, triggerį sukurti tam tikrą truputėlį pajudinti žmonės, paplėsti jo matymą. Iš to savo sloviko, aš kaip sakau, tu dar šiandien rodžiu, slovikas tai yra atsidarius tam slovike. Ir kai ištendi iš to inside out, tą outside in, vis tiek, kaip sakai, kitaip pradedi matyti. Kūrybiškumas įsijungia, energija, tikėjimas ir galbūt ta baimė, nuslenka į kažkokį tai antrą planą. Bet vėl, aš sakyčiau, Sauliau, dėl baimės, aš tai baimę matau kaip draugą, tokį, kur už parankės ir iš baimės ateina žiauriai geri tokie klausimai. O ką šitie faktai rodo, o ką šitie? Jeigu tu paverti tą baimę tokiu irgi savo varikliuku. Bet tai be abejo, rizikas reikia matoti, aišku, kad taip. Turi jaustis tam tikrą nesmogą. Tai ir visai tada kaip ir gerai. Ja, bet čia klausimas yra, ant kiek tu užsibūni to baimę, ant kiek tavo draugas ta baimė, arba įrankis tam tikrą prasme, tavo budrumas, išsaugo tavo budrumą, ar kiek tai yra tavo tokia, tas sloikas, ant kiek tu tame sloikas sėdi. Žiūrėk, mes akivaizdu turime labai daug apie ką pašnekėti, ir daug visokių idėjų galim pasakyti žmonėm, bet laikas yra toks daiktas ir jisai nutekėjo beveik visas. Aš turiu tau 2 klausimus, kurie man atrodo svarbu šitoje vietoje. Vienas, tai kaip tu sakei, tas išlipti iš to sloviko, tai kaip pradėti, kai nesinori pradėti, kaip išdrįsti išlipti iš to sloviko, patark žmonėm, ką reikia daryti, kad išliptų. Gerai, tai susitikit su vadovo komanda visą. Okay. Bet tai pasakykit, kad norim lipti iš sloviko, kiekvienas turim visokių tarakonų galvoj, išsirašom tos tarakonus vizualiai iš galvos, nes visi tikrai turim. Ir tada galvot, gerai, koks tas pirmas mažas žingsnis rytoj, kur mums yra išlipimas iš sloviko.
žinai, visiems gali būti skirtingai. Tai gal vieniems ten per LinkedIną kažkam parašyti, gal kitam, vienam paskambinti, kitam irgi, bet tikrai susitarti, kad kitą rytą ateisim ir pasidalinsim ryte, kokį gavom feedbacką arba negavom. Ir va taip toliau tęsti kasdien. Tai, nes jeigu netęsim kasdien, mes neišlipsim iš logiko. Biškai pakartosim, žinai. Taip, bet o kaip, ką pasakyti tam žmogui, kuris sėdė dabar klausau, tuoj įsijungsiu, reiškia, ir tuoj pasiūlysiu žmonėm tą padaryti. Bet taip, nedrąsu. Jo, taip iškart nebus, nedrąsu jam. Aišku, nes jam, žinai, pasakys, ką tu čia nesąmonė šneki, tavęs, žiūrėk, va čia yra tie reikalai. Taip ir pasakys, bet tada ir sakyti, kad, aš turiu tą norą ir aš bijau. Ir aš žiauriai bijau, bet suprantu, kad, knieti ten, pažiūrėt, kas anapus to stiklo. Ir galim kažkaip padėti vieni kitiem, nežinau, Sauliu. Aš taip daryčiau, jeigu būčiau vadovė, žinai, nes mes visi bijom. Sakyčiau, jau noriu, ką galim padaryti. Kur išeiti, kieno paklausti, kokiu būdu. Manau, kad raktas galėtų būti šitoje vietoje, tas būtent momentas, kada mes tiesiog darome atskirus specifinius tos disciplinas, kaip tu sakai, tos susirinkimus, kada mūsų ribos, kaip atitinkamai, reiškia, siauros specializacijos vadovų dingsta. Tai yra tam ir skirtas susitikimas, tam, kad dingtų tos ribos ir mes va čia pažiūrėtum, paieškotum galimybių. Matau, va čia kažkas tokio yra. Bet čia, esmė, nes jeigu ten turit, iškart pasakysiu, ten lyną, dar ką nors palei tą org struktūrą, kur sudėti tavo mano KPIs, neišeis čia, aš kalbu apie visai kitokios lygio susitikimą, kur tu daliniesi sąsajomis, aišku, ir per procesų pusę, bet čia labiau dabar, ką aš nekam, tai kaip save motyvuoti ir kaip išjudėti. Laura, ačiū tau labai. Tema niekaip nesibaigianti, bet aš manau, kad tokia, žinai, tavo energija šito ir optimizmas šito vietoje ir pozityvumas, kad reikia judėti, manau, kad kažką iš mūsų žiūrovų klausytojų išjudins, tai labai to tikiuosi, bet jeigu bent vieną išjudinai, žinai, tai aišku, tas mūsų 25 minutės turėjo realią prasme. Labai apčiuopiam. Aš labai norėčiau. Jeigu ką nors išjudina iš jūsų, parašykit man mailą saulius.jovaišas@vadovavimas.lt arba Laurai parašykit galų gale. Parašykit, jo. Drąsiai, susirasite ją LinkedIn'e ir sekite jos podcastą. Ir čia buvo Laura Gerets-Gedvilė, holistinio verslo valdymo konsultantė. Ir beje, holistinio verslo valdymo konsultantė. Gal intriga jums atsiras, prašau, pasidomėkit sveikatą. Laura, ačiū tau labai. Ačiū visiems. Ačiū ir pasimatysime kitą kartą. O čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir žiūrėkite, mus pasirodo ne tik tai Delfi ketvirtadienį 11 val. Bet dar ir televizijoje Delfi kanale ketvirtadienį 11 val. Ir visur kitur, kur mes žinome. Tai yra iTunes, yra Spotify'us ir grupėse taip pat. Laukiam jūsų žinių, klausimų ir, žodžiu, iki pasimatymo. Kito. Laikykitės.